Hello, seniai matėme. Taigi, pradedam įsivažiuoti darbus, pradėsime daugiau gilintis į teoriją, tačiau dabar parodysiu, kaip prisiregistruoti prie brokerio, kas yra MT4, MT5, kaip prisijungti su demo ar su live versija ir visa tai yra orientuota naujiems nariams. Tad žiūrim, tie, kurie galvoja pradėti Forexą, šitas video yra pats tas. Taigi visų pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai nueiti į mano blogą juškefx.com, pasirenkate lietuvių kalbą, paprasčiau, ir ką galite iš karto pamatyti, tai yra registracija brokeryje. Paspaudžiate ir čia yra nurodyti žingsniai. Forexo brokeriai pasirinksite, iš tikrųjų yra tik vienas, aš naudoju AidCapą ir čia yra aprašyta nuo pirmo žingsnio, kaip užsiregistruoti. Pasispaudžiate, galite brokeriai spausti, galite čia spausti AidCapas ir paspaudę šitą AidCapą atsirasite čia, create an account, arba bus jau, kad turite prisijungti. Dabar, jeigu neturite accounto, registracija, kaip ir sakiau, viskas čia yra nurodyta. Pasirenkate, antras žingsnis, pasirenkate AidCapą ir tada registruojatės. Vardas, pavardė, e-mailas, telefono numeris, viskas labai paprasta. Ketvirtas žingsnis, paštą patvirtinate. Penktas, jau reikalinga jūsų informacija, gimimo data, gyvenamoji vieta, kokia šalis. Toliau, vartotojo nustatymai, tai yra pasirenkate MT4 arba MT5, apie ką mes šnekėsime vėliau šiame video. Čia pasirenkate, pasirinksite accounto tipą. Standartas tai yra tai, kad nėra komisinio, kad spreadai mažesni, tačiau yra komisiniai. Realiai tas pats ant to pačio, brokeris pasiema pliusą arba nuo spreado, arba nuo komisinio. Tad iš tikrųjų nėra jokio skirtumo, aš pats naudoju raw accountus. Man yra paprastesni, ypatingai atliekant skalpus, greitiems tradams. Pasirinksite currency, euras, GBP, NZD, iš tikrųjų kaip kam priklauso, parodysiu turbūt vėliau. Ir leverage'as, kol neturėsite dokumentų patvirtintų, maksimaliai galėsite naudoti tik tai 1 prie 200. Einame toliau, deklaracija, čia pasitvirtinat, norit pasiskaitot policy, norit pasiskaitot client agreementus, tačiau sutinkat, complete application ir viskas. 8 žingsnis yra pateikti dokumentus. Visgi dirbama su finansais, todėl reikia jūsų tapatybę patvirtinti ir reikia patvirtinti jūsų gyvenamąją vietą. Tad irgi čia nėra sudėtingas variantas, proof of identity, tai čia bus pasas, ID kortelė, vairuotojo pažymėjimas, pasirinksit. O adreso patvirtinimas tai banko statementas, man atrodo, paprasčiausias variantas, išsiemat ir viskas. Ir 9 žingsnis, kas yra, laukite patvirtinimo, viską padarė, AidCapas jūs patvirtins ir kai jūs patvirtins, jau tada galėsite susikurti normalius accountus ir pradėti tradinti. Todėl dabar jungiamės į AidCapą, aš apšviesiu truputuką, kaip viskas dirba AidCap'e. Tai dabar jūsų tikslas yra susikurti naują accountą, laivas arba demo. Į AidCap'ą siūlau registruotis per juškefx blogą arba linko pačioje, nes kiekviena stipresnė kompanija, sakykime, turi mirrorint puslapį. Papulsit ant jo, ieškosit per Google, dar kas nors, įsidėsit pinigus ir gausit ragų. Šiuo atveju bent jau saugiai galėsite prisijungti prie brokerio ir jo naudotis, todėl siūlau naudotis linkais. Čia vėlgi priklauso nuo kiekvieno poreikio, kada pradedate, kai pradedate, jeigu jau, sakykime, senas vilkas, tai kaip ir aišku, kad reikės live account. Sudėtinga, čia tikrai nėra procesas paprastas. Ką padarti, tai paprašote, request additional account, paspaudžiate, gausite va tokį pat apačioje. Pasirenkate platformą MT4, MT5, trading view'as taip pat galimas variantas, nerekomenduoju, nes bendruomenėje sakė, jog stringa, todėl bendruomenė turėti bendraminčių, kurie susikoncentravę į Forex yra tikrai gerai, tad visus kviečiu prisijungti Discordą. Prisijungimas labai paprastas, linkas apačioje. Dalinamės idėjomis, bendraujam įvairiom temom apie Forexą ir ne tik apie Forexą, iš tikrųjų labai faina bendruomenė, tad laukiu visų. Taigi grįžtam čia, MT4, MT5 pasirenkate pagal save. Aš šiandieną dar aptarsiu MT5. MT5 yra panašiai kaip ir MT4, tačiau yra savų pliusų. Su MT5, sakykime, daugiau funkcijų. Todėl
siūlau registruotis ir turėti akauntą MT5. Pasirenkate MT5, Live ar Demo, pasirenkate valiutą, kas jums yra patogiau. Iš tikrųjų stipriai rekomenduoju USD valiutą, parodysiu kodėl vėliau, tada pasirenkate ką leverage'as 1:500 brokeryje tai priklauso. Jeigu jau ruošiatės dėti didelę pinigų sumą ir nenorite gambling, bet čia iš tikrųjų nėra tikslo. Tad siūlau rinktis 1:500 ir rami galva. Ir tada akauntas, kaip ir sakiau, standartas arba RO, pagal save realiai tas pats, per standartą iš jūsų paims per spredą, per RO bus komisiniai. Bet jeigu skalpinat, aš pavyzdžiui skalpinu, man yra patogiau RO akauntas. Na ir viskas, ir tada čia spaudžiate request ir tuom baigia. Dar vienas dalykas. Susikūrė akauntą, dabar sakykime, aš jums rodysiu pavyzdį su šituo demo, su kurį užprašiau, kad man sukurtų. Jums yra nurodytas akaunto neimas, iš tikrųjų nėra svarbu, yra svarbu serveris, yra svarbu platformos loginas, tai yra šitas skaičiukas ID, ir tada jūsų reikės slaptažodžių. Slaptažodį, sako, į paštą atsiunčia, aš neradau, arba būsiu jau kur nors nutrynęs aš jį, vienu žodžiu. Ką siūlau iškart padaryti, tai paspausti šitos 3 taškiukus ir change the password. Pasikeičia čia slaptažodį, aš irgi pasikeisiu. Tai dabar taip. Turime akaunto serverį, turime ID ir turime slaptažodį, kurį ką tik pasikeitėme, tad prisijungsim ir mes pasižiūrėsim. Bet dabar dar vienas dalykas, kodėl aš rekomenduoju turėti USD akauntą, o ne euro, tai yra tik tai dėl depozitų. Kai tu turi euro akauntą, tavo depozitai gali būti skrilas, per bankinės korteles ir taip toliau, kai tu turi USD akauntą, kas yra labai patogu, jeigu dar dirbama su prop firmomis, nes prop firmos išmoka tau kriptovaliutomis. Tai prie ko einu, jog tu gali atlikti depozitus kripto. Kaip matote, labai patogu ir suteikia labai daug pliusų. Kripto depozitai, kripto withdrawalai, ramiai galva. Todėl sakau, Itkepas tas suteikia, puikus brokeris iš tikrųjų, greiti withdrawalai, nėra didelio popierizmo ir iš tikrųjų visą tai yra patikima. Aš jau čia dirbu su juo ilgą laiką ir man niekart neteko nusivilti. Todėl stipriai rekomenduoju, kaip pirmąjį ir paskutinį brokerį rinktis Itkepą, tikrai nepasigailės. Taipogi, kas man dar patinka, tai yra ekonomikos kalendorius, iš tikrųjų galite surasti, kada eventai vyksta. Kaip matote, pasispaudžiate šeštadienį čia, šnekės. Bet pagrindiniai eventai tai yra High Impact News, pavyzdžiui, pirmadienį iš Kinijos bus 2 eventai. Galit matyti, parašytas laikas, parašytas forecastai, previewsai, kokio laukti galima, kaip Australijoj, žiūrėkit, kiek eventų vyks antradienį. Iš tikrųjų, labai patogu. O dabar, kaip ir susipažinom, patvirtino, parodžiau, kaip susikurti, pasikeitė slaptažodį. Dabar ką mums reikia padaryti, tai yra prisijungti prie MT5. Tai einame mes prie MT5. Taigi MT5 nueisit į Play Store, pasirašysit MetaTrader, kaip matote, ir atsisiųsite MetaTraderis 5, o šitas. Paspausite, atsisiųsite Open, viskas labai iš tikrųjų paprasta. MetaTrader 4, MetaTrader 5 čia kaip yra jūsų tiltas tarp brokerių ir jūsų, kuomet jūs atliekate treidus. Jeigu už tai uždirbate, vaisite į savo brokerį, prašysite payout. Tai dabar taip, viršui paspaudžiate tas 3 linijas, get started. Mums dabar ko reikia, tai yra akauntas. Mes akauntą susikūrėme, kaip ir sakiau, demo. Ir tais buvo nurodytas serveris. Paspaudžiate. Mane buvo 8cap demo. Šitas bus, kaip matote, serveris 8cap demo. Loginas tai yra tie skaičiai platformos, apie kuriuos aš jums sakiau. Tai čia pas mane bus šitaip 167. Ir slaptažodis, kurį mes keitėm ką tik.
Berots, žiūra. Volia gavome. Vardas pavardė mano. Kepas, viskas nurodyta. Ir dabar taip, mes ką turime, mes turime savo balansą, turime equity. Ir dabar kas iš karto yra aktualu MT5. Apačioje, kaip matote, kas jums bus aktualu. Tai yra kvautai. Čia yra tai, ką jūs treidinate. Čartas, atsidarote čartus visus, galite matyti, aišku, dabar savaitgalis, todėl nejuda. Dabar taip, kvautose apačioje paskutinis šitas. Kaip matote, viršui yra pensilas, rašiklis ir yra pliusiukas. Pensilas dabar taip galite paspausti, galite šitos vietos stumdyti, šiaip nematau tikslo. Tikslas yra geras šitos va šiukšliadėžės. Paspaudžiate ir jeigu reikia, visas poras ištrinate. Ir dabar pliusiukas viršuje jums duos prisidėti naujų porų. Tai dabar tai, pavyzdžiui, ką aš treidinu, tai yra GBP USD, paspaudžiate prisidėti. Auksas USD, vėlgi spaudžiate prisidėti. Ir dabar šeštadienis, tai birža neveikia, kur galėsiu treidus daryti, tai yra Bitcoinas. Tai dabar taip, matote, ką mesgi turime. Ir mes turime GBP USD, spreadus visus, visas kainas. Dabar kvautose taip, galite paspausti ant poros, kurią norite treidinti, kas būtų šituo atveju šitas. Paspaudžiate ir yra New Order. New Orderių reiškia, jūs galite atlikti treidus, spaudžiate New Order ir atliekame treidą su 001. Tarkime mes, ne su 001, padarome taip, kad lotas reiškia. Ir mes parduosime dabar, ne? Treidas uždėtas ir dabar, kaip matote pačioje, per vidurį parašyta trades, įeinate ir matote savo treidą. Ką dabar su šito treidu galite padaryti, tai yra palaikius vėlgi. Close position uždarote, treidas užsidarys su balansu, kurį matote čia. Taip pat čia būtų minus 18, 15, pagal kaip norit. Tada modify positions iš tikrųjų čia yra take profitai ir SL, apie juos aš esu šnekėjęs. Modify position, tik profitai tai yra, va tarkime, kad SL-as, jeigu bitkoino kaina pasieks 65 tūkstančius, man nusidarytų minuse, o kad jeigu pliuse, 63, ne? 65 ir 103. Ir viskas, dabar kaina reiškia pasieks vieną arba kitą atvejį. Automatiškai treidas susidarys, reiškia, man nereikia sėdėti. Čia yra iš tų day treidų. Čia jau, sakykime, labai patogu, va dėl to. Po to vėlgi, palaikius New Orderis, galite dar vieną orderį uždėti, tarkime, ne vienas, vėl parduodame. Jau man neužtenka. Su 5 štukom neužtenka. Tai va, New Orderis dar, jeigu norite dar, galite įdėti, tarkime, 001, parduodame. Viskas to gerai, vėl treidas, jau kaip matote, mes turime 30 pliusą, galime paimti, palaikyti, close position, paspaudžiame ir mes va šitoj va vietoje jau yra pats paskutinis žingsnis. Paspausiu uždaryti, volia, bingo. Ir paskutinis, kas yra history mes turime, mes galime pasižiūrėti orderiai, kem 5 pliusas. Mes taip uždirbome, sakykime, 45 baksus, jeigu tai nebūtų demo versija. Dabar taip. Viena funkcija, kurią aš jums noriu parodyti. Dabar taip, sakykime, mes esame, kaip matote, pačioje čartas. Galite pasirinkti porą. Kas man patinka, kad galite, pavyzdžiui, pasimti orderį ir SL-ą stumti, kur jums reikia. Pagal tai, kaip grafiką matote, ant kainos galite susisiaurinti, patarkime. Čia uždėti SL, čia uždėti tik profitą, reiškia, pas mane yra taip, kad kris kaina, reiškia, tik profitas turi būti apačioje. Nusistačiau, jeigu čia man pasieks, SL-as automatiškai užsidaro. Kaip ir yra pliusų. Spaudžiate rodiklytę Modify. Dar vienas, iš tikrųjų geras dalykas, tai kaip matote, čartį įėjus BTC USDT, viršuje yra tokie dalykėliai. Va šitas yra labai aktualus, pats paskutinis kvadratukas toksai, kur dvi pusės, buy ir sell. Dabar ką jūs čia galite daryti, tai yra pirkti tiesiogiai matydami čartą, tai pavyzdžiui dabar aš noriu sellinti. Va čia dar reikia sutikti, noriu sellinti.
O man, kaip matote, krauna vėl, nupirko. Vėl aš galiu dėlioti po 0,01 selus, kiek iš tikrųjų aš tik noriu, man nereikia išeiti iš čarto, kas yra labai patogu. Dabar dar vienas patogus dalykas. Tai dabar žiūrėkit, mes turime čia 10 orderių. Per MT4 kiekvieną turėtum eiti, laikyti, uždarinėti pozicijas. Dabar čia mes turime visus BTC USDT į tą pačią pusę. Ką mes galime padaryti, tai žiūrėkit, laikydami ant vieno orderio yra bulk operations apačioje. Paspaudžiam ir čia galite pasirinkti. Uždaryti visas pozicijas, uždaryti tik pliusinės pozicijas, uždaryti parduodamas pozicijas, uždaryti visas selo pozicijas. Kas yra labai aktualu ir va dabar, kaip matote, viršuje mes matome, kiek mes čia 2,5 turime minusą, mes galime uždaryti BTC pozicijas. Paspaudžiame, visos pozicijos susidarė. Čia yra MT5 iš tikrųjų grožis, kas yra labai patogu, žvėriškai patogu. Todėl, sakykime, jeigu naudosite martingale strategijas, šita funkcija jums labai pagelbės. Tai va, parodžiau, kaip prisidėti. Čarte dabar lygiai tas pats galite padaryti, tai paspausti ant ekrano. Candle. Apie tai esam šnekėję, bet ties kiek norit, kad būtų vienas skandalas piešiamas, kaip pasižiūrėti savo istoriją, tai dabar 5 minučių nustatytas, galime nustatyti kas valandą ir matysime, kaip čia kaina kinta. Vienas skandalas per 1 valandą, kaip suvaikščia. Kaip matote, dabar bitcoin'e turime stiprią kilimo tendenciją, tik tai žiūrėsim, ar ties šita vieta neatšoks, nes, kaip matome, iš istorijos buvo atšokimų. Tačiau, žiūrėsim. Dabar, ką dar mes čia turime? History, tai va, viskas čia. History dar galite nueiti, pasiimti datą. Custom period nusistatot, pavyzdžiui, 3 dienas, kad norit pasižiūrėti, kiek uždirbot. Last week, tai pavyzdžiui, kiek uždirbote per praeitą savaitę ir taip toliau. Tai va, prasidėsit, pridėsit ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, tai dabar tai grįžtat 3 brūkšniukai viršuje, manage accounts. Pažaidėt su demo, patiko, nepatiko, eisim prie laivo, ne, tarkim. Tada vėlgi lygiai tas pats, spaudžiate čia pliusiuką, find broker ir bus kažkas tokio, kepas, laivas. Gal ne taip raštas. Kažkaip bus, va, kepas jau ir čia va, euras, laivas, vienu žodžiu. Jau tada, kai turėsit susipūrę normalų accountą, prisijungėte ir turite viską, ko jums reikia. Yra brokeris, siūlau tradinti pradžiai per telefoną, kol priprasit, kol susigaudysit, kas yra loto dydžiai toliau, nes per telefoną ganėtinai nėra patogu. Per kompiuterį turbūt daugiau nesąmonių, taip sakykime. Bet šiaip tai sakau, pilnai užtenka telefono atlikti, executinti savo trade'us, iš jų išeiti, pasiimti tik profitus. Tai, hebryte, ačiū, kad žiūrėjote. Iš tikrųjų, įsivažiuosim į darbus, pradėsime daugiau apie teoriją šnekėti. Taipogi tie, kurie naujai pradeda užsiregistruoti brokerį, kaip ir sakiau, linkas apačioje, prisijungėte arba per blogą, arba čia, kas bus parašyta apačioje, prisijungėte, susikūrėte, duodate dokumentus ir galite pradėti tradinti. Pradžiai su demo versija. Nesigazuokit, nes prarasit pinigų, Forexas iš tikrųjų yra labai sudėtingas dalykas. Tačiau praėjus tą sunkų kelią, Forexas tampa vis lengvesnis iš tikrųjų, tik tai tam reikia daug darbo. Taigi, jungiamės į Discordą, vėlgi apačioje, arba per blogą, visi jungiam į Discordą, bendram, dalinamės idėjomis ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.